lietuviai tikrai nėra vien tik tai krepšinio fanų šalis. Čia labai svarbu padaryti ir šventę, ir konkurenciją, neturi būti falšo. Iš tikrųjų labai sunku sirgti už vieną, kai norisi už abu. Šiandien nedėjau pinigų ir tikrai norėjau pasižiūrėti, todėl manau, mes pasidarysime šios savo prizus šiandien su Laurynu. Nors ir draugiškas mačas vis tiek buvo truputį gal spaudimo. Žaidė ne tik dėl savęs, žaidė galbūt daugiau dėl mūsų, dėl žiūrovų. Ar tai vadinsis Lietuvos atviros varžybos, Challengerio taurė su dideliu priziniu fondu, su dideliais taškais, ar Vilniaus Open čia netaip svarbu, bet tai, kad bus brangus didelis turnyras, kuriame mes sulauksim tikėtina rimtų žaidėjų, labiausiai tikimės, kad mūsų žaidėjai žais. Yra šansas juos pritraukti, pamatyti čia nors kartą per metus.